Sveiki visi. Po ilgesnio laiko tarpo grįžo laida Teisėjo akimis. Dėl tam tikrų priežasčių mes negalėjome anksčiau nusifilmuoti. Šiandien su manim Nerijus Dunauskas. Labą dieną visiems. Bet per tam tikrą ilgesnį laiką vasaros ne vieną turą yra momentų, kuriais mes norėtume pasidalinti. Pasakysiu, kad ne viską, ką norėtume parodyti, galim parodyti dėl video kokybės. Kažko nesimato gerai, bet tam tikri momentai atrinkti, kurios norėtume pasidalinti ir apkalbėti, atrinkome nuo senesnių turų. Ir pirmas mūsų momentas, tai grįšime į 23 turą, rungtynės Panevėžys Kauno Žalgiris, kur šitose rungtynėse buvo parodyta antrą geltoną raudoną kortelę už simuliaciją. Bet išanalizavus šitą momentą, mes matome, kad teisėjas suklydo ir simuliacijos šitame epizode mes neižvelgiam. Mes matome, kad Panevėžio žaidėjas vėluoja sužaisti į kamuolį, iškiša koją toli už savo kūno ribų ir tuo pačiu kontaktuoja su Žalgirio komandos kapitonu. Ir mūsų manymu, kad nepagristai buvo parodyta antra geltona kortelė, kuri patapo raudona. Tai gal vienintelis dalykas, kuris mus ramina, kad tų rungtynių rezultatui šitą kortelę ir klaida teisėjo neįtakojo ir tas rungtynės Kauno Žalgiris laimėjo ir įsivežė 3 taškus. O aš norėdamas papildyti, norėčiau paminėti, kad net ir būnant VAR šiuose rungtynėse, tai VARas čia negalėtų kištis, nes tai yra antra geltona kortelė parodyta žaidėjo, netiesioginė raudona, būtent šitam momentui. Pereiname dar prie kito epizodo ir mes keliamės į 26 turą, rungtynės tarp Džiugo ir Šiaulių. Ir šitų rungtynių parodysime kelis epizodus, kuriuos norėtume apkalbėti. Pirmas rungtynių įvartis, kurį pelnė Šiaulių komanda. Nėra visiškai lengvas momentas teisėjams. Šitose rungtynėse irgi nebuvo varo. Manau, kad būtent šį epizodą varas pataisytų teisėją. Ir turėjome panašių situacijų kitose turose, bet vieną norėtume išskirti dalyką, kad jeigu prieš žaidėjų pelnant įvartį buvo lietimas su ranka, nesvarbu, ar tai yra natūrali ranka, ar jis ten bandė pasižaisti, ar nebandė pasižaisti, ar ranka priglausta prie kūno, bet jeigu kamuolys liečia ranką ir sekančių lietimų skrieja į vartus, įvartis turi būti neužskaitytas. Ir jeigu šiuo atveju, kaip minėjau, būtų rungtynėse varas ir varo teisėjai, tai šitas įvartis būtų neįskaitytas. Jo, aš gal papildydamas vėl Sergej norėčiau paminėti, kad mes kalbam apie puolėjo ranką. Būtent apie puolėjo ranką, kada yra pelnomas įvartis, ar tai būtų natūralioj padėti ranka, ar nenatūralioj, tada įvartis negali būti pasiektas tokiu būdu. Tam tikrais atvejais, jeigu tai yra natūrali ranka ir kamuolys pataiko į ranką puolėjui ir atšoka ir jisai padaro perdavimą arba bando pasivaryti kamuolį ir tik tada smūgiuoja į vartus, tada tai nesiskaitytų ranka. Bet jeigu tai yra lietimas ir smūgis į vartus, įvartis turi būti neįskaitytas. Tai viena iš šitų situacijų, iš šitų rungtynių. Mes turėjome dar vieną situaciją su antrą geltoną raudoną kortelę. Irgi jūs dabar matote savo ekranuose šitą epizodą, kur mūsų manymu numeris 7 Šiaulių komandos turėjo būti išvarytas tiesiogiai su raudona kortelė, o ne antrą geltoną raudoną kortelę. Taip, rungtynių metu turbūt taip mes nejaučiame tos didelės klaidos kaip iš futbolo bendruomenės, kadangi žaidėjas bet kokiu atveju buvo išvarytas, bet jeigu žiūrint teisėjo akimis, mes turbūt pritartume čia tas šuolis, atkišti grifai ir pėdą sužaidžia į žaidėjo neapsaugotą kojos vietą, kad tai yra labai pavojinga dvikova ir už ką jisai turėjo būti nubaustas tiesioginė raudona kortelė. Taip, būtent seminarų metu mes dažnai ir kalbam su teisėjais, kad vienas iš pagrindinių dalykų tai yra turim saugoti žaidėjus, kadangi žaidėjai žaidžia futbolą ir yra pagrindiniai aktoriai, arba kitaip tariant, pagrindiniai užsiima futbolo rungtynių metu ir tokie dalykai, tokie neleistini veiksmai, jie privalo būti baudžiami raudona kortelė.
Dar vienas klipas, tai 27 turo rungtynės, Kauno Hegelman ir Gargždų Banga. Taip, rungtynių momentas, kuris įvyko iš vienos pusės, kaip ir negalėjo aikštės teisėjas pilnai matyti ir vertinti situacijos. Irgi galbūt mes galėtumėm prieiti, kad tai čia vienas iš tokių varinių momentų. Bet kadangi aikštės teisėjas priėmė sprendimą ir parodė geltoną kortelę, ir būtent jo manymu tai buvo geltona kortelė už grubų žaidimą. Tuo tarpu peržiūrėjus šitą momentą ir, jeigu galim pasakyti, priartinu šitą momentą, kiek galima arčiau ir ką jūs patys matot, mūsų nuomonė tai yra tiesioginė raudona kortelė, tai reiškia teisėjas priėmė klaidingą sprendimą ir parodė geltoną kortelę, tuo tarpu mūsų manymu tai yra raudona kortelė už smurtinį elgesį Kauno rajono Hegelman žaidėjui už šitą situaciją. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad tam epizode jau kada žaidėjas atlieka tą smurtinį elgesį, ten nėra kamulio, jis neturi galimybę sužaisti į kamulį ir tai kaip tyčinis veiksmas jisai įspiria žaidėjui. Tai nėra visiškai lengvas momentas teisėjui pamatyti, kadangi kamuolys jau nueina ir dažniausiai teisėjas nukreipia savo žvilgsnį paskui kamulį. Kaip ir Nerijus sakė, jeigu mes turėtume varo teisėjų šitose rungtynėse, turbūt galutinis sprendimas būtų visiškai kitoks. Tai čia irgi turime pripažinti, kad buvo neteisingai nubaustas žaidėjas, geltona kortelė ir mes norėtume šitose epizoduose būti tyčiniam ir smurtiniam veiksme matyti raudoną kortelę, kad būtų rodoma žaidėjams. Taip, vėl ir grįžtant prie to pačio, kad ką mes ir minėjom, kad mes kaip teisėjai neturim teisės leisti taip elgtis žaidėjui ir žaidėjams, kurie būtent smurtiniu elgesiu gali sukelti kitam žaidėjui, gali sukelti pavojų sveikatai ir jo karjerai. Dar vienas klipas iš 28 turo, tai Marijampolės Sūduvos rungtynės su Vilniaus Žalgiriu. Ir čia buvo paskirtas 11 metrų baudinys, kuris turbūt sukėlė diskusiją ir mūsų rate, ir to pačiu futbolo bendruomenėje. Tai jūs matote šitą epizodą savo ekranuose. Žinau, Nerijau, ar tu papildysi, ar man pradėti. Ir turbūt reikėtų sugrįžti į mūsų sezono pradžią, kada mes darėme susitikimus su klubais ir kalbėjome apie tam tikras situacijas būtent baudos aikštelėje. Iš karto turbūt reikėtų pasakyti, kad kažkokiu elementu 11 metrų baudinį čia yra. Bet tą, ką mes žadėjome ir akcentavome, kad mes bandysime išvengti sezono metu, šiam epizode mums nepavyko. Nes čia būtent žaidėjas jau pramušęs į vartus, jam niekas netrukdė pramušti ir tik paskui įvyksta kontaktas su gynėju. Pabrėšiu, kad kontaktas. Ir matant teisėjas, kad rodė geltoną kortelę, jis vertino, kad čia buvo grubus žaidimas, o iš klipo šito mes matome, kad grubaus žaidimo nebuvo. Ir tiesiog buvo kontaktas apačioj su kūnu pas gynėją, už ką tas elementas, už ką galima būtų pritraukti link 11 metrų baudinio, bet mes tokių 11 metrų baudinių pas save nenorėtume ir kalbėdamėsi su komandom ir su treneriais priėjom prie tokio sprendimo, kad bandysime išvengti, dėja mums nepavyko. Tik tai tokiais atvejais, kada po smūgio įvyksta grubus kontaktas su žaidėju, jo kada vėluoja gynėjas sužaisti į kamuolį ir jis paskui dar grubiai sužaidžia į puolėją, va tokiais atvejais mes grįžtame su 11 metrų baudiniu. Bet taip, jeigu teisėjo kalba vadinama, labai soft 11 metrų baudinys buvo paskirtas čia. Kaip ir Sergejus minėjo, tai iš tikrųjų tai yra mūsų darbas su klubais, kada mes bendraudami su klubais informuojam ir pranešam ir rodom jam irgi klipus ir tokių 11 metrų mes nenorėtumėm ir nenorėtumėm, kad aikštės teisėjai tokius 11 metrus paskirtų. Taip pat norėčiau paminėti šitą momentą VAR, kadangi šitos rungtynės buvo su VAR, tai nesikišimas VAR priėmė kartu su aikštės teisėju, kada aikštės teisėjas informavo, kad tai yra, kaip Sergejus ir minėjo, kad tai yra baudinys būtent ir geltoną kortelę už grubų žaidimą.
Tuo tarpu, kaip mes ir kalbėjom, ir apsižiūrėjom, ir tikrai vertinom šitą momentą, peržiūrėjus daugelį kartų, kad čia grubaus žaidimo šitoj situacijoje, šitam momente mes nematom. Tai vienas iš nedaugelio atvejų, kada mes pripažinome klaidą ir aikštėje teisėjui, ir tuo pačiu varo teisėjams sėdėdami šitam kambarį. Iš tikrųjų, nedaug situacijų šiemet mes tokių turėjom, dažniausiai iš šito kambario teisėjai pataiso aikštės teisėjus. Teisingai pataiso, bet būtent šiuo atveju mes pripažinome klaidą ir varo kambarį, ir aikštės teisėjai. Dar turime vieną momentą, mes retai kada parodome kažką iš pirmos lygos, nors iš tikrųjų reikia pripažinti, kad labai daug galėtume rodyti iš pirmos lygos ir irgi turbūt dėl video kokybės kartais susilaikome nuo to, bet čia reikia pripažinti, kad pirmoje lygoje mes linkime ir teisėjams geresnio darbo. Ir vieną iš momentų jūs dabar matote savo ekranuose. Matome, kad žaidėjas bando daryti skersą ir pataiko Hegelman žaidėjui į ranką. Pagal mus, ranka tai buvo natūralioj padėti, jisai nebandė žaisti į kamuolį ir kamuolys surado ranką. Bet matote iš pauzės ir teisėjo kūno kalbos, kad kažkas iš pašalies dar jam padėjo. Ir čia įsimaišė dar rungtynių asistentas, kuris patvirtino teisėjui, kad tai buvo žaidimas ranka. Ir maža to, jeigu tai ir buvo žaidimas ranka, tai yra už baudos aikštelės ribų, bet aikštės teisėjas nusprendžia, kad ta ranka buvo viduj. Taip, tai viena iš pagrindinių dalykų, ką mes akcentavom ir akcentuojam visada aikštės teisėjui, tai yra šita situacija yra būtent jo atsakomybė, būtent aikštės teisėjo atsakomybė, būtent matyti, ar tas jeigu tai būtų žaidimas ranka, ar tas kontaktas įvyko baudos aikštelėje, tai šitam momente jūs matot, kad aikštės teisėjo pozicija šitam momente tikrai nėra gera, yra taisytina ir stipriai taisytina. Kitas klausimas ir kitas akcentas būtent šitam momente, tai yra, ką minėjęs Sergejus, tai yra komandinis darbas. Komandinis darbas šitam momente tai tikrai taisytinas ir norim mes, kad tikrai būtų kitoks, geresnis žymiai ir kad nesukeltų dvejonių priimant sprendimą tiek aikštės teisėjui, tiek asistentui, nes čia būtent visa pilna informacija buvo pateikta būtent iš asistento numeris 2 ir aikštės teisėjas nematė nei momento, ar kamuolys kliuvo į ranką ir nematė, kur tas momentas įvyko. Visai nedaug liko mūsų čempionatų ir A lygos ir ta pati pirma lyga. Tikrai labai įdomiai viskas vyksta ir komandos skiria labai mažai taškų. Iš savo pusės mes palinkėsime savo komandai gero teisėjavimo, mažiau klysti ir priimti teisingus sprendimus ir tuo pačiu komandoms, kad šitas mūsų čempionatas 2024 metų užsibaigtų su gera nuotaika visiems ir kuo mažiau priekaištų mūsų korpusai. Taip, mes visi suprantam, kad liko paskutinės ir lemiamos rungtynės, nemažai dar turų palyginti, bet vis tiek jos praktiškai lemia daugą, tiek aukščiausiai lygoje, tiek pirmoje lygoje, tai kaip ir Sergejus minėjo, mes tą tikrai žinom. Mes stengiamės mūsų teisėjams perteikti visą pilną informaciją, kad kiekvienas rungtynės yra tikrai labai svarbios ir jos gali nulemti tiek A lygos turnyrinė lentelė, tiek ir pirmos lygos turnyrinė lentelė. Tai tiek šiam kartui. Sėkmės visiems. Viso.